Už Lietuvą, vyrai! Labas vakaras, čia Šarnas ir šiandien esu LTP privačiame serveryje, kuris susikūrė tik tai prieš 4 dienas atrodo. Tai va, tai jeigu nežinot, kas yra LTP, tai yra visiškai naujagimė, tikriausiai taip galima pasakyti, naujagimė komanda, kaip ir VCH, Cave komanda, tai yra sukurta Lithuanian Plug, atrodo, LTP, tiesiog sutrumpintai Lithuanian Plug komanda, tai va, joje ją sukūrė Darius, arba kitaip Minecraftas ir Arija. Jo vardą atrodo Vaidas, man atrodo jo vardas, jeigu mes tikrai nebendraujam taip, kad kažkaip, jis nenori, kad jį vadintų vardu, man atrodo. Tai va, tai tokia diela šiandien, tai va, tai, o šiame serveryje esu matęs jau šniaukšlio video kelis, tai kuriuose jis lošia ir survivina, ir labiau aprodo kitų žmonių hatas, tai va, tai aš šito šiandien nedarysiu. Šiandien, mano manimu, ką aš darysiu, tai bus, šiame serveryje, ką aš šito darysiu, tai yra prank vs prank. Ką tai reiškia, tai yra pokštas prieš pokštą. Kadangi, jeigu man nėra dar padarę jokio pokšto, beveik, išskyrus Edvi, kuris išniekino mano namą, čia prieš, atrodo, jeigu šitam serveriu yra 4 dienos, man atrodo, aš lošiu visas šitas 4 dienas, aišku, nepervargdamas, kaip sakoma, gerai, žirgė, viški švaizdo, prašau, švaizda, ačiū, kapokit su karvėm, aš kaposiu karvą, gerai, tai va, tai jo, ir jis pačią pirmą dieną, kai aš pasičiau šitą nuostabų namą, aš galiu iš tolėliau jį parodyti, taip, tuoj nubėgsim tolėliau, ir jo stogą labai daug kas gyrė, tarkim, moka, Lukas, kai matot, stogas yra tiesiog nuostabus, įspūdingos spalvos, kaip sakoma, ne, ir taipogi prie to labai pritampa mano kiaulės, kadangi šiaip jeigu atvirai, kaip jau tikriausiai Liudas sakė, mes esam pasiskirstę savo darbus, tai aš esu kiaulininkas tikriausiai, ne, ir man tiesiog pridara būti su ružava vilna, ne. Tai va, aišku, turiu ir daug arklių, bandžiau šitą, nežinau kaip pasakyti, aplenkti Liudą pagal arklių skaičių, man tai pavyko, bet jam labiau išėjo daugiau parduotų arklių negu man. Aišku, aš jų net nepardavinėjau, man jie tiesiog yra kaip gražus vaizdas, ten jų yra labai daug, čia taipogi yra dar keli ir aišku, mano žinoma, mieliausias žirgas, kurios vardo dar neturi, kadangi nėra dar name tago, bet jo vardas bus sugalvotas jūsų, mano manimu, tikriausiai jūs galėsit jį sugalvoti, kai gausit name tagą, jūs galėsit sugalvoti jam vardą. Aišku, Zbignevas jau užimtas šniaukšlio, tai, daugiau pasirinkimų jis tikriausiai neturėjote, ne? Aišku, jokau, tai va, tai mano manimu, ką mes šiandien darysim, ką aš tam serverį darysiu, tai aš nefilmuosiu savo išgyvenimo, o aš darysiu prank vs prank, jau naktis, ne? Jau tuoj naktis. Tai va, tai kadangi Edvis man tokią mini pranką uždėjo, mini pokštelį, Edvis was here, blub, aišku, į Carnas rimtas Kentas yra mano parašyta, viskas normaliai, tai va, tai aš mano maniu, ką mes jam padarysim, aš žinau, kad jo specialybė yra būti, kaip avininku, tikriausiai taip pasakyti, ne, tai aš turiu daug pink dye, ne raudona mirtis, o raudona spalva, tai tiesiog, kadangi dabar daug labiau palengvėjo gauti, gavimas spalvų, kadangi tai yra snapshot serveris, manau daugelis jau tai žinot, kad žiūrėjot bent jau Liudo video, tai va, tai jame yra daug naujų gėlių, kaip matot, ar jūs esat matę 1.6.2, jau kaip tik dabar šiandien iki 4, 1.6.4, Minecraft'e esat matę šitą gėlę? Ne, nesat matę, nes jos tokios nėra. Taipogi čia yra rožių laukai, iš kurių galima rauti raudoną spalvą, toliau bėgam į vidų, kadangi čia jis nusipirko. Čia yra Edvio namas, beje, jeigu nežinojo, tikriausiai tai pamiršau pasakyti. Jis yra padaręs palocius, žinot dėl ko aš turiu teoriją, kadangi jis tai padarė. Aš buvau vienas iš pirmesnių žmonių, kuris įėjo iš tą serverį, taipogi vienas iš pirmesnių pasačiau savo hatą. Kaip matot, čia yra 3 tokie namukai, apie juos truputėlį vėliau tikriausiai, arba vėliau. Išsida aš nesakysiu, kas ten yra, tegu sužinot iš kitų žmonių video, arba kada nors anksčiau, vėliau pas mane. Tai va, ir jis tiesiog pasistatė namą, gražesnį už mano, bet tik čiut, truputuką, nedaug, tai va, tai jo, bet jis tiesiog nori, kad aš jaučiuosi prastai, bet aš nesijausiu, aš galiu pastatyti dar geresnį, bet aš tiesiog tingiai, suprantate, ne? Ok, tai va, kai matot, čia yra truputukas avių 1, 2, 3, daug, 18, 15, kelios avys yra, tikrai man tai netrukdo. Ir mes paprankinsim su jo, iš jo, tikriausiai taip galėčiau pasakyti. Ir taip, mes turim pink dye, tai yra rūžavi dažai, ir mes jo visas avis paversim rūžavą spalvą. Kodėl rūžavą? Kadangi, nuo seno legenda byloja, kad Carnas yra
rūžavos spalvos mėgėjas ir jis tiesiog myli rūžavą spalvą. Ir kaip jūs matote dabar, tiesiog šitos avys yra tobulos, jos tampa tobulybėmis. Galima sakyti, kad aš jas tiesiog paliečiu, ne kaip Jėzus. Ir kaip Biblijoje rašo, kad visi išgyja, tai visos šios avys, kaip aš tarkim būsiu Arnas, ne, ir tiesiog dažys visas avis rūžavai. Taigi, nuspalvintos avys visos yra rūžavai, labai tobula, tai yra mano pokštas, aišku, tikriausiai nėra labai aukštos kokybės pokštas, bet tai yra mano pokštas, tai va, tai okei. Beje, jeigu atvirai, tai aš pokštausiu su daug žmonių, aš tik noriu apžiūrėti dabar jo dar namuką, kadangi ar jis turi kažko kieto. Tarkim, man dabar reikėtų tikrai saino žiauriai, ar jis turi saino? Jis turi saino, žinoma, kaip neturėjo saino. Tai va, man liko, aš išnau 21 avys, reiškia, turiu, kadangi turėjau 29, atrodo, spalvas, ir te liko man tik tai 8. Tai reiškia, jeigu atimtume, padarytume aukštosios matematikos skaičiavimus, mes gautume 21. Spalva išnaudojama, reiškia, 21. Aš nejaugi praleidau ten toli, palaukit, tuoj, aš turiu šitą nukirst ir nejaugi aš toli praleidau vieną avį. Akurat, jeigu toks lietuvių kalbos, ne, tokios lietuvių kalboje tikriausiai nėra, bet mano avys viso, ten tikriausiai avių tikriausiai yra, mano manimu ten gali būti avių, taigi aš dar nubėgu ten ir tada paliksim sainą, tarkim, taip jis parašė, Edvis was here ir smilą, tai tarkim aš tą patį padarysiu, manau ten nieko nėra, tai tikriausiai aš biškai kažkaip ten nubėgo tikriausiai tos avys netyčia, tai va, tai mes parašykim, tarkim, netgi va čia, gerai. Na va taip, It's Arnas, ne? It's Arnas buvo čia ir tvarkė tavo avis ir ką dar parašyti? Ne, avis, jo, joms patiko, ne, čia bus kitas dalykas. Jos mėgavosi. Ir. Taip. Tai jo, čia bus mūsų prankas šiandienai. Pirmasis prankas iš viso šiame serveryje, mano manimu, bent jau aš kurį darau. Tai va, tai buvo Edviui. Kitas prankas, biškilagas toks čiučiuta, ne? Tai va, tai vis kitas prankas gali būti sugalvotas netgi jūsų. Žinoma, žmogui, parašot žmogui, šiuo metu Šaikovskio yra tik tai Ružha. Nepažįstu jo, jeigu atvirai, bet čia, rimtai, jeigu čia atvirai, tai lošia daug žmonių. Tas pats Šniukšlys, lošia Moka LT, lošia Minecraftas, lošia Arija, lošia Platina, tas pats Edvis, taipogi tikriausiai Lepečkojus, jeigu pažįstat, Lepečkojus tikrai žiauriai kietas žmogelis, Eka Game'as, ir toliau tikriausiai kitus pamiršau. Okei, tai va, tai čia buvau Šarnas, tikiuosi jums patiko šitas prank video, visiškai susiliejus su misteriu. Kaip čia tuo? Titnagas, ne, Titnagas gaunamas iš jo. Pamiršau pavadinimą, aš ne lietuvis, aš pamiršau pavadinimą, žodžiu. Grevelis, tarkim Grevelis, už manęs yra Grevelis, ne? Tai va, tai ačiū, žiūrėti, tikiuosi jums tai patiko, čia buvo aš Arnas su pirmuoju pranku, kurį padariau Edviui. Tai va, tai tikiuosi jums patiko, myliu, bučiuoju ir iki.